Noriu dar papasakoti, kokius melus surašė Aidas Kaknevičius, vyriausiasis tyrėjas. Taigi, kad balandžio mėnesį atvyko Ališkevičienės dukra Nijolė netikėtai. Balandžio 18 dieną aš atvykau ant tėvo kapų ir užvažiavau pas mamą. Ir užvažiavus pas mamą, aš paskambinau telefonu ir išsikviečiau Arūną Visocką dėl taikaus susitarimo ir kad sumokėtų pinigus už žemės naudojimąsi 5 000. Taigi, Aidas Kaknevičius šituos melagingus parodymus surašo, kad aš netikėtai ir kad aš reikalavau iš Arūno, kad prižiūrėtų mano mamą. Aš Arūno nereikalavau, kad prižiūrėtų mamą. Ir už šitą melą aš niekada neatleisiu. O Aidas Kaknevičius turbūt labai gauna didelius pinigus arba didelį kyšį iš Arūno Visocko, kad jis taip gina šitą žmogų. Nes Aidas Kaknevičius turi šitą panaudos sutartį, kuri yra negaliojanti sutartis be mamos parašo, be pavardės, be vardo. Ir jei negaliojanti sutartis, tai reiškia, kad mama nepasirašė jokios sutarties. Ir kaip vyriausias tyrėjas turi savo po akimi negaliojančią sutartį, kur parašyta, kad mama nepasirašė panaudos sutarties, o tačiau meluoja ir rašo man į atsakymą. Ir nori, kad aš atsisakyčiau pradėti ikiteisminį tyrimą. Niekada neatsisakysiu ir teismas tikrai bus. Aidas Kaknevičius, tyrėjas vyriausias, ir Arūnas Visockas pažeidžia mano mamos teisę į orų gyvenimą. Vyriausias tyrėjas ir ūkininkas, tai vyriausias tyrėjas Aidas Kaknevičius ir ūkininkas Arūnas Visockas žiauriomis sąlygomis laiko mano mamą. Jai greitai bus 92 metai. Sunkus ligonis, mažai vaikšto su lazda. Tai žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogaus teisių konvencijoje parašyta, žmogaus kankinti negalima. Pažeidžia mano mamos teisę į orų gyvenimą. Kodėl Aidas Kaknevičius nieko neparašo parodymuose, kad Arūnas Visockas 18 dieną atvažiavo ir atvežė sutartį, kuri yra pas jį, ir padirbęs parašą, mamos parašą padirbęs, parašęs vardą ir pavardę. Tai yra didelis nusikaltimas. Tačiau
Aidas Kaknevičius nenori ištirti šito parašo, nes pas mane, kai sakiau, yra daug mamos parašų. Yra skundas parašytas Alvydui Jurgelevičiui, o aš atsakymą gavau iš Aido Kaknevičiaus. Dargi noriu paskaityti ir tai, kad padirbtas parašas tai didelis nusikaltimas ir prašau šiai nusikalstamai veikai skirti daug dėmesio. Pas mane yra daug mamos dokumentų. Tačiau Aidas Kaknevičius visiškai dėmesio nekreipė. Aidas Kaknevičius tyrė tik mano, parodysiu, arba labai greitai paskaitysiu. Tyrė, kad aš Nijolė sukėliau konfliktą, nes norėjau taikaus susitarimo. O Aidas Kaknevičius netyrė nei tai, kad Arūnas parašė 2 sutartis, panaudos vieną mamai, kitą savo, kur mamai paliko nėra mamos, nei pavardės, nei vardo, nei parašo. Taigi sutartis negaliojanti reiškia, kad su Arūnu mama sutarties nepasirašė. Arūnas sutartį surašytą panaudos pas mamą pasiėmė savo ir padirbo mamos parašą. Sutartis buvo sudaroma prieš 4 metus, kai mama sunkiai sirgo, nežinojo, kas per sutartis, nesuvokė, nesigaudė. Tai tuo ir Arūnas pasinaudojo. Sutartis neįregistruota į registrų centrą ir jinai negali būti įregistruota, nes jinai yra negaliojanti. Ir mama nepasirašė jokios panaudos sutarties su Arūnu. Arūnas 4 metus disponuoja žemę. Tai reiškia, kad naudojasi 4 metus mamos žeme, sklypu 8,4 hektaro. 4 metus nešienauja pievų, bet išmokas gauna. 4 metus deklaruoja pasėlius ir gauna išmokas neteisėtas. Taip pat pardavęs grūdus gauna neteisėtas pajamas. Tačiau nei vieno tyrimo nieko netliko. Dar tiesiog noriu parodyti, tai, kad prašau aš Nijolė Mockevičienė užkirsti Arūnui Visockui vykdomas nusikalstamas veikas, kurias išvardinau 14. Ir prašau kiekvieną atskirai išnagrinėti ir ištirti, išsiaiškinti ir priimti sprendimą. Tačiau Aidas Kaknevičius nei vienos nusikalstamos veikos netyrė, nenagrinėjo, nesiaiškino ir nepriėmė sprendimo. Bus daugiau vaizdelių apie šiuos 2 žmonės, nes jie daro didelę žalą mamai, nes pažeidžia mamos teisę į orų gyvenimą.